Labas vakaras, mėly draugai. Po savaitės laiko vėl susitinkam mano mažoje improvizuotoje fotostudijoje. Prie šitos sienos aš esu padaręs keletą šedevrų sukūręs. Vargo daug buvo, nusivylimų daug buvo, pykčio, net ir ašarų. Tai va. Vakar pasižvalgiau internete, kiek kainuoja įsirengti namuose mini studiją. Ir radau fantastišką dalyką. Pigu LT šiuo metu parduodamos komplektai mini studijai. Tai yra profesionalūs šviestuvai su fonais ir su stovais tiem fonam. Kaina tik 150. Tai yra tiek, kiek už porą pamokų ima įvairios fotomokyklos. Dabar jeigu klaustumėt mane, nuo ko pradėti, ar nuo mini studijos namų, ar nuo fotomokyklos, patarčiau pradėti nuo fotostudijos. Kodėl? Todėl, kad neegzistuoja tokie dalykai, apie kuriuos kalba fotomokyklos. Neegzistuoja šviesos schemos. Neegzistuoja pozos. Aplamai niekas neegzistuoja. Egzistuoja tik tai šviesa, tu ir žmogus, kurį tu fotografuosi. Kaip tu jį pasodinsi, kaip jisai atrodys, kokią išvaizdą jam suteikia viešpats, kokios jo ausys atvėpusios, nosis buratinas. Tai yra visiškai skirtingi dalykai ir tos schemos šiuo atveju nedirba. Būtų per daug paprasta. Prisukau vieną šviestuvą va čia, antrą šviestuvą čia, 45 laipsniais šviesa, vienas pašvietimas iš tenais, ten fonas. Prisukau prie žemės, atsivežiau klientą, pasodinau, blats, šedevras. Ne, taip nedirba. Tai yra tiesiog kliento maustymas, šiuo atveju mokinio maustymas. Netikit, užeinat internetą, ten už dyką masė įvairių schemų. Kaip įstatyti lempas, kaip pasodinti žmogų, pabandykit pasižaisti. Ir įdomu, po kiek, po valandos, po 2 ir po 10, ar gausit nors vieną normalią nuotrauką. Nei po 10 valandų, nei po 11, nei po 15. Norit padaryti nuotrauką, gerą nuotrauką, tokią nuotrauką, kuri stovės laidojimo biure prie pašarvoto žmogaus. Žmogus ateis, sakys, o, pažiūrėk, gyvenime tai šmikis buvo. Ale, kaip gerai atrodo. Tai va tokią nuotrauką jūs galėsite padaryti po 100, po 1000 valandų. Dabar jeigu jūs varto žurnalus, ten kokią panelę ar madų žurnalus ir įsivaizduojate, kad ant viršelio gražiai atrodanti mergina, tai vieno fotografo darbas? Ne. Tai yra komandos darbas. Fotografai po vieną žurnalams ir aplamai reklaminiams bukletams nedirba. Tai yra komandos, didelės komandos, su direktoriais, režisieriais, profesionaliais šviesos specialistais, makijažas, vėliau retušas. Ir tai nepasakysi, kad visą laiką jiem pavyksta. Būna kartais, pagalvoji, ne tas. Tai va, brangieji. Jeigu jūs galvojate, kad aš labai esu prieš fotomokyklas, ne, aš nesu. Jie moka tikrai vieną dalyką, gerai moka, tobulai moka dalyką. Iš jūsų paimti pinigus. Kodėl aš taip kalbu? Papasakosiu truputėlį. Nežinau nei vieno
metro, žinomo lietuviško metro, kuris turėtų savo fotografijos mokyklą. Kas kuria fotografijos mokyklą? Tiesa, norint pakliūti pas gerą fotografą, kainuoja brangiai ir reikia bent prieš pusmetį atsistoti į eilę. Ir džiaugtis, jeigu užteks pusmečio, jeigu tai nebus už metų laiko. Ir tokio lygio fotografai neturi laiko žaisti su, kaip čia pavadinti, su mulkiais. Kas kuria mokyklas? Tie, kurie nemoka fotografuoti. Pabandė, nesigavo, dabar mokysiu. Dabar mokysiu tokius pačius mulkius, kaip kad esu pats. Tai štai, mano pasiūlymas jums būtų toks. Negalit nusigyti studijos, mini, pasimkit bet kokias lempas. Žvakė. Žvakės irgi nuostabiai tinka. Šviestuvai ten žibaliniai. Fantastiškai atrodo, va. Ant staliuko pasistatykite šviestuvą, žibalinį, pasisodinkit gražią merginą, duokit ją į rankas žvakę, jeigu pavyks bus šedevras. Šansų nedaug, bet pabandyti verta. Taip kad štai, brangieji, jūsų sėkmė priklauso tik nuo jūsų pačių. Darbas, darbas ir darbas. Po 100 valandų kažkas gausis. Jūs suprasite, kaip dirba šviesa, kaip reikia dirbti su klientu, o su klientu reikia dirbti. Man labai keistai atrodo lietuviški fotografai, kurie fotografuoja, va tuo prasidės kalėdos. 100 eurų atėjai, trak, bach, ten man į daugelį nuotraukų pažiūrėt baisu, nes tokiais fotografais naudojasi ir mano pažįstami ir giminės. Aš klausiu, kodėl, sakau, tu čia fotografuoji, taigi sako 100 eurų. 100 eurų už istoriją, kurią tu kuri. Dukra mano Anglijoje gyvena, eina pas fotografą, tai viena nuotrauka 50 svarų. Bet nuotraukos geros. Vat paskutinį kartą jinai buvo fantastiškos 5 nuotraukos 250 svarų. Moki, bet gauni produktą. O ne, už 100 eurų, taip kad vyrai ir damos stengiamės, dirbam ir rezultatas ateis savaime. Sekančią savaitę pabandysiu pašnekėti su jumis apie video, nes Facebook'ose ir Instagram'e yra daug žmonių, kurie domisi video ir manau, kad daugelį besidominčių video ir nusipirkusių ypač fotoaparatus ne viskas gaunasi. Pasakosiu tai, ką pats perėjau. Man tai kainavo daug laiko, porą metų ir krūvą pinigų. Iki.